Taip, tikrai galinga ir stipri komanda. Nutarėm, kad tikrai baig gražiai, nes draugiškos rungtynės tai ir lygiosiam. Plius, kad mes ir taip išvengt traumų tiek jie, tiek mes. Tai dėl to gal buvo daugiau susitarimas, labiau, kad ir mes žaisim. Taip, labai daug ką man jau parodė, bet vėlgi dar nenoriu labai sureikšminti, nes tai pirmosios rungtynės, kur panelės, aišku, turbūt įsitempusios ir tas vėl kamuolys, atsakomybė, o čia daug tokių yra, bet jau man ryškėja tos klaidelės, kurias reikėtų taisyti ir kur mes turim spragų. Pirmoji rungtynių pusė, -10 taškų ir tada pakilimas trečiajame kėlinyje. Sakykit, kas įvyko Rūbinėje, ką pasakėt merginom ir galbūt ką pakeitėt žaidime, kad rezultatas dėjosi? Labai daug tikrai, pavadinkim šį kartą ne tokios pilos tikrai nedavėm merginom, paprasčiausiai pasikalbėjom, kur ką reikia taisyti, kurios elementus, ypač gynyboje, ypač tos atšokusius kamuolius, rotacija, pagalba, kur panelės tikrai mane išgirdo ir tą padarė, tai ir gavosi tas vaisius. Komanda šiandien į tokį rezultatą vedė dvi žaidėjus, Iveta Šalkovskė 30 taškų, Neringa Skadaitė 14. Ar nepasigėdot kitų žaidėjų indėlio šiandien? Taip, truputį, jeigu atvirai, tai ir Andros pasigėdau, ir Sandros, Lauros, kur tikrai jau skaitau turėtų būti vedančios žaidėjos, tai gal tokio indėlio daugiau norėtųsi, bet vėlgi tikrai nesureikšminu, tikrai manau, mūsų rungtynės ir bus čempionate ir BBL moterų Baltijos lygoje ir Lietuvos moterų čempionate, o čia draugiškos rungtynės, tai manau, į šito žaidėjos dar įsivažiuos. Kokie pagrindiniai akcentai buvo prieš šias rungtynes? Koks tikslas buvo? Tikslas buvo, kaip minėjau, pasižiūrėti gal žaidėjas ir paieškoti ir to penketo, tų tandemų, žaidimo. Tai buvo pagrindinis tikslas. Aišku, aš manau, ir žaidėjos ir aš viduje visą laiką norisi laimėti ir tikrai norėjom laimėti, bet jeigu ir būtų nepasisekę, tai tikrai nesureikšminčiau ir kažkokių blogybių nesakyčiau, nes tai yra draugiškas turnyras. Nors tikrai pasakius, tikrai mūsų buvo ši pergalė, nes pačios išleidom iš rankų gal iš tos didelės baimės atsakomybės imtis gale kažkuriom tai žaidėjom privedė prie šitokio rezultato. Kaip jūsų manymu šiandieną pasirodė komandos naujokais? Andra Gabulytė, Neringa Skadaitė, Laura Svarytė ir kitos. Kai matot pagal statistiką, kad tikrai truputį trūko jų indėlio, tai bet vėlgi negaliu aš barti ir sakyti, sakau, turi dar įsižaisti, turi pajausti tiek komandos draugės, tiek tą visą aikštelę, tiek galų gale gal ir mane, ko aš noriu, ko aš reikalauju, tai manau, čia viskas dar susitvarkys ir tai nebloga, tikrai įspūdį, panelės stengiasi, dirba, kovoja, šaunuolės, patinka man viskas gerai. Žvelgiant į rytojus dieną, dar vienas susitikimas su TTT Rygos komanda. Ko galima tikėtis iš rytojus dvikovos ir galbūt jau turėsit daugiau atsakymų po rytojus susitikimo? Gal atsakymų bus ir daugiau. Aišku, vėlgi, dar tik bus antros rungtynės, tai irgi dar gal per anksti bus kažką kalbėti, neforsuokim, kaip sakau, o pažiūrėkim to rytojaus. Manau, kad kaučimės, vėlgi sakau, aišku, norisi laimėti be kokiu atveju, bet tai nėra tos rungtynės, kur mes tikrai ten per kraujus ar ką būtinai turim tą laimėti. Tikrai yra, mano uždaviniai visai kiti ir pasižaisti ir pažiūrėti vėl jaunas, vėl pasižiūrėti kitus variantus. Čia užduotys yra kitų, manau, kaip ir kitų komandų, kaip ir tada ir kiti uždaviniai. Na ir pabaigai, treneris, sakykit, šiandien aikštelėje pamatėme du skausmingus susidūrimus su krepšininkėmis. Laura Svarytė ir Ieva Kazlauskaitė skausmingai susidūrė su priešininkėmis ir sakykit, kokia jų būklė ir ar jos galės rytoj padėti komandai? Laura jau ir šiandien jinai pati veržėsi ir išėjo, nors aš sakau, jeigu tikrai skauda, tai tu sakyk, ar jautei, kad tikrai čia ne tos rungtynės, kur reikia aukotis. Bet jinai tikrai sakė, kad viskas gerai ir kai matėsi liktai nebėgioja, pažiūrėsim aišku rytoj, o Ievos, kol kas nieko nežinau, ten buvo šaldoma koja. Irgi rytoj viskas matysis, visos bėdos rytoj išryškės. Po rungtynių taip pat kalbiname ir rezultatyviausią
Sūduvos komandos žaidėja Iveta Šalkauskė. Iveta, sakyk, ko pritrūko iki pergalės? Lygus rezultatas 69-69. Aš manau, dar neturim to tokio bendro komandos žaidimo, tokio susižaidimo dar po kol kas nėra, dar tik pirmos rungtynės ir manau, kad viskas su laiku susidėlios į savo vietas ir nereikia pergyventi ir laukti rytojaus, paprasčiausiai tobulėti. Pasirodė, jog rungtynes Sūduva pradėjo kiek įsitempusi ir niekaip nerado savo žaidimo. Kaip buvo iš tikrųjų? Taip, todėl, kad buvo mūsų yra naujų žaidėjų daug ir kiekviena nori rasti savo vietą aikštelėje. Ir žiūrėsim, su laiku viskas sutvarkys. Pati pelnei 30 taškų ir sakyk, kodėl sunkiau sekėsi įsitraukti komandos draugėms? Vienai, žinot, čia yra vienas lauke ne karys, turi žaisti komandą ir dažniausiai neišeina žaisti visas dienas vienodai. Tai bus vieną dieną viena geriau žais, kitą dieną kita geriau žais. Čia nereikia to sureikšminti ir... Treneris prieš šias rungtynes minėjo, jog Sūduva šiuose rungtynėse mėgins ieškoti tam tikrų tandemų ir galbūt jau kažkokių penketų, galbūt tavo nuomonė, ar galbūt jau galima pamatyti kažkokį tandemą? Ne, kol kas dar nematysim ir dar ilgai nematysim. Paprasčiausiai mes arba jo nerodysim, nes sužinos tie žmonės, kuriems reikės vėliau. TTT Rygos komanda šiame sezone tikrai subūrė stiprią sudėtį, dalyvaus Europos taurėje ir kokį vaizdą tau paliko ši komanda? Manau, kad jos tikrai padarys problemų kitoms komandoms. Pajėgios, greitos, organizuotumas tas gal didesnis, gal jų tenais ir nuo praeitų metų daugiau likusių tų bendrų žaidėjų turi. Tai manau, kad jos tikrai problemų bus su jom. Kaip manai, kokių skirtumų galima bus matyti rytojos rungtynėse Sūduvos žaidime? Tai rytoj ir pamatysim. Andra, šiandien Sūduvos komanda susitiko su tikrai galingu priešininku TTT Ryga. Kokį vaizdą to paliko pirmosios draugiškos rungtynės? Pradžia, aišku, buvo sunki. Sunku netikrai ką spręsti, nes mes vis tiek kaip salėj tik tai pradėję treniruotis ir dar to susižaidimo trūksta tarp panelių, kas dėko, vienas kitos ne tai dar jaučiam. Bet, aišku, džiugu, kad rezultatas toks, kas buvo, kad tikrai, atsikėsėm ir sunku netikrai kažką vertinti. Ką treneris akcentavo prieš šias rungtynes? Ką akcentavo? Gynyba. Gynyba, kad gintis, atsikovoti, nusimti kamuolius, tai buvo tikrai vienas iš tų akcentų, kuris jisai paminėjo ir ką stengiamės įvykti. Sakyk, kodėl taip sunkiai sekėsi Sūduvos komandai pulti pirmoje rungtynių pusėje? Per 2 kėlinius įmesta 24 taškai. Aš manau, gal vis tiek kažkoks įgulys, gan dar toks įsitempimas jautėsi, kažkaip vis tiek pirmos varžybos. Kaip ir sakiau, tas trūkumas tikrai treniruočių salėje vis tiek deda savo, nes kažkaip tas kamuolys dar taip neklauso, kaip norėtųsi. Ir kojas ne taip bėga, kaip turėtų bėgti. Aš manau, visas tas susidėjo, tas dėl to ir buvo tokia pradžia. TTT Rygos komanda, kokį vaizdą paliko ši ekipa? Gan gerai paliko vaizdą. Tikrai matosi, kad panelės gan fiziškai stiprios, gan organizuota komanda. Tokia, kaip visada, TTT, jinai kibi gynyboje. Tai tikrai neblogas. Rezultatas lygus 69-69. Ko pritrūko, jog Sūduva išlaikytų tą persvarą ir būtų triumfavusi šiuose rungtynėse? Vėlgi sunku čia pasakyti. Neįvykdėm gal, kad tų nurodymų, ką treneris buvo pasakęs, paėmės minutės pertraukėlę, to neišpildėm. Plius vėl, tikrai, net nežinau, ką atsakyti šitą klausimą, nes toks trūkumas dar to susižaidimo, kažkas tai gal reikia imtis iniciatyvą, kažkas pasibijo imtis iniciatyvos, tas toks šiek tiek dar trūksta apsižaidimo salėje. Rytos susitikimas su ta pačia TTT Rygos komanda ir gal ar bus galima pamatyti rytoj kažkokių naujovių žaidime? Tikiuosi, gal geriau pačios jausimės, jeigu atsigausim, nes tai vis tiek kažkiek nebuvo lengvos varžybos, pareikalavo šiek tiek fizinio to tokios ištvermės. Bet nežinau, manau, kad gal gražesnis žaidimas bus, negu šiandien tikėkimės bent pradžios.